Sveiki, taigi noriu Jums pristatyti naują projektą, kuris mokės už tai, kad Jūs įsirašot programėlę į Google Chrome naršyklę ir paskui Jums čia va žemai atsiranda toks kaip ir baneris, kuris būna apie 5 sekundės ir už tai Jums moka kreditus, o paskui jos galite įsikeisti. Tad pradedam nuo prasčiausio. Reikia užsiregistruoti. Rašom savo e-mailą, pasvardą, pakartojam jį, patvirtinom, spaudžiam Open Account. Kai jūs registruosit, ateis jums laiškas į e-mailą, patvirtinsit jį, jūs atsirasit, čia reikės jums įvest savo duomenys, nereikia ten nei telefono, nei Facebooko, nei Skype'o, bet jei norite, tai galite įsivesti. Paskui projektas moka į 5 bankus: Payer, Perfect Money, Litecoin, Bitcointis ir Payza. Mokestis gan mažas. Kaip užsiregistruojate, reikia jums įvesti bent kokį banką, kur jūs norėsite įsivesti pinigus. Kol kas įrašiau 2, nes kaip ir man reikia ir Perfect Money kartais ir Bitcoin. Pats užsiregistravau kažkur prieš 20 minučių, mažiau gal. Ir už banerius gausim, mes nežinau, skirtingai gaunam šitų RV pointų. Va, aš turiu dabar, va, už 20 minučių gal mažiau, už tai, kad naršiau internete, tai gavau porą. Tai jei pažiūrėjus, tai kol kas jie nieko nekainuoja, labai mažai. Lauk, kažką ne taip, 0,0,1,5. Va, už 20 minučių 2 centai, už tai, kad naršiau ir nieko nedariau. Ir tai neapkrauna jūsų kompiuterį visai nieko. Jei norėsite pasikeisti, šitus savo RV pointus parduot, spaudžiame Sell ir tada einam Windraft ir išsimokam. Nėra čia minimalios išmokos. Dabar noriu parodyti, kaip reikia nuo ko pradėti. Tai dabar parodysiu, kaip reikia įrašyti tą programą. Einam ADS Surfing, spaudžiam Install Plugin. Va, matote, iššoko baneris. Va, eina sekundės. Nežinau, apie 10-15 sekundžių. Ir mums paskui atsiras automatiškai čia. Spaudžiam Install Plugin. Pas mane jau yra įsirašytas, bet jūs paspausite pridėti į Chrome. Ir čia va, iš dešinės pusės viršuje atsiras. Pas mane čia nesimato. Na ir kaip viskas. Linką, kur registruotis, paliksiu apačioj. Laukite kitų video.